Taip, paprastai 2-3 minutės užtrunkame paskaitos pradžioje, kol visi susijungia. Ir aš norėčiau trumpai pristatyti mūsų paskaitą ir jos pranešėjas. Taigi, tai yra antroji paskaita iš vasaros virtualių paskaitų ciklo, kurį remia mūsų Lietuvos žydų bendruomenės įgyvendinamas projektas ir jo rėmėjas Claims Conference. Ši paskaita skirta holokausto daiktams šiai temai, šiam aptarimui ir vieną iš tyrimų pristatys dvi kolegės, profesorės Dovilė Budrytė ir Neringa Klumbytė. Tikriausiai užleisiu dabar sceną Neringai, kuri ir pristatys trumpai turinį ir tikriausiai nepamirš apie mūsų auditorijos žingeidumą ir visada leis užduoti klausimus, kurie turbūt lydės į šiokią tokią diskusiją. Taigi dėkoju susirinkusiam dar kartą ir Neringa, scena jūsų. Ačiū Dovilė, ačiū visiems susirinkusiems, labai malonu visus matyti pavardės, bet tokia mūsų realybė virtuali. Ir norėčiau trumpai pristatyti mūsų patį su Dovilė projektą, kurį mes paskaitos kontekste pavadinome Holokausto daiktai, genocidas, nuosavybės grobstymas ir istorinis teisingumas po holokausto Lietuvoje. Mes šį projektą pradėjome 2022 metais, atlikome virš 50 interviu su einamosios politikos atstovais, politikais, kurie buvo įsitraukę į istorinio teisingumo atkūrimą Lietuvoje po holokausto. Taip pat su daugiausia žydų bendruomenės, taip pat nepriklausančiais bendruomenės nariais, kurie gyvena Lietuvoje. Ir klausėme, ką jie prisimena apie holokaustą ir būtent daiktus. Šis tyrimas taip pat buvo tęsiamas JAV holokausto muziejuje, kuriame yra sukaupta labai daug Beržinio ir Žukauskaitės atliktų interviu su lietuviais daugiausia, kurie prisiminė, kaip vyko holokaustas. Tuose interviu yra be galo daug medžiagos ir mes pagal tai juos atrinkome, kaip iš tikrųjų vyko daiktų nusavinimas, perdalinimas. Ir tai yra labai sukrečianti medžiaga ir mes su Dovilė norėjome pažvelgti arčiau ir pasigilinti į šį klausimą. Iš tikrųjų, ką tai reiškia, kad žmonės paėmė ar grobė žydų turtą ir daugiausia mes domėjomės smulkiais, taip vadinamais, ne būtent smulkiais, bet daiktais, ne nekilnojamų turtų, bet kadangi tai buvo daugiausia informacijos apie šiuos klausimus, bet taip pat žiūrėjome šiek tiek ir Lietuvos provincijoje į nekilnojamo turto klausimus. Tai aš pradėsiu tuomet mūsų skaidres prijungsiu ir mūsų pranešimas bus maždaug 25 minutės ir tuomet, ar viskas gerai matosi, Dovilė? Matosi, bet kaip ir su dalim desktopo, tai reikia turbūt išdidinti. Dabar puikiai. Ačiū. Ačiū. Tai aš pirmiausia perduodu Doviliai Budrytei ir mes pasikeisdamos kalbėsime šią temą minėtą. Ačiū, Neringa. Tai aš norėčiau šiek tiek susijęti šios dienos temą apie tai, ką kalbėjau praeitą kartą, nes čia yra paskaitų ciklas ir mūsų tos paskaitos dvi kaip ir jungiasi tarpusavyje. Tai praeitą kartą birželio 18 dieną visa paskaita daugiausia buvo sutelkta ties istorinio teisingumo tema. Ir aš kalbėjau daug apie tarptautinę istorinio teisingumo politiką,
kalbėjau apie tai, kad 21 amžiaus pradžioje padidėjo dėmesys, gerokai padidėjo dėmesys globaliai istoriniam teisingumui. Iš tiesų daugelie valstybių, taip pat ir Lietuvoje, buvo bandymų atstatyti istorinį teisingumą. Kalbėjau, kad Lietuvoje dėja tas istorinio teisingumo trajektorija, ypatingai kai buvo atkurta Lietuvos valstybė, labai fokusavosi ties vadinamuoju sovietiniu genocidu, o ne ties holokaustu. Ir tik daug vėliau, ypač gal po 2016 metų, kažkiek buvo daugiau dėmesio skiriama ir holokaustui. Tai labai norisi tiesiog Lietuvos atvejį kažkiek susijęti su tais globaliais procesais, kad matytume save tarptautinėje erdvėje, o ne tik kaip atskirą atvejį, kaip atskirą studiją. Ir iš tiesų norėjusi šiek tiek pakalbėti apie tas naujas tarptautinės moralės susijusios su restitucija atsiradimą. Tai kalbėjom apie Elazar Barkaną, kuris tą naująją tarptautinę moralę susijęs su restitucija siejo su tautų kalte, noru atsiprašyti. Ir iš tiesų daugelyje rašinių, daugelyje knygų buvo keliamas, ypatingai prieš kokį 10-metį, klausimas, ar yra vienintelis teisingas kelias atgailauti, ar ne? Ir tas modelis, kuris buvo pritaikomas daugiausia Vokietijos atveju, tarsi buvo klausimas keliamas, ar jis yra taikytinas ir kitoms tautoms, ar kitos tautos irgi gali jausti kaltę, atsiprašyti, atgailauti. Ir iš tiesų, tame modelyje buvo labai svarbu atsigręžti į praeitį, pareiga atsiminti ir taip pat istorinis teisingumas aukoms. Be abejo, holokausto paradigma šiems procesams, istoriniam teisingumui, kuris visame pasaulyje yra paplitęs, buvo be galo svarbus. Holokausto paradigma irgi buvo labai susieta su teisinga istorinė atmintimi, tai būtent atsigręžimo į praeitį, pareiga atsiminti ir žinoma istorinio teisingumo aukoms. Ir Lietuva, kuri norėjo įsilieti į tarptautinę erdvę, ypatingai 98 metais, kai norėjosi į Europos Sąjungą, į NATO, Lietuva ėmėsi būti atsakinga ir norėjo atsigręžti taip pat į istorinį teisingumą, pasirašė istorinių susitarimų, tarptautinių susitarimų, tokių kaip Terezino deklaracija, ir tai buvo restitucijos Lietuvoje pradžia. Tai, žodžiu, mes su Neringa daug dėmesio skiriame tam istorinio teisingumo klausimai ir, kaip aš minėjau praeitoje paskaitoje, aš daugiau koncentravausi ties tokiais politiniais aspektais. Tačiau mes matome, kad kelyje į istorinį teisingumą visgi daugelis dalykų dar yra pamiršta, primiršta, apie tai nekalbama ir todėl mes norime apie tai kalbėti. Ir vienas dalykas, kuris mūsų akimis žiūrint visgi yra labai pamirštas, tai iš tiesų nemažas to ekonominio smurto paplitimas Lietuvoje holokausto metu. Tai žinoma, kad buvo plėšimai, grobimai, mes tai laikome integralia holokausto dalimi ir mes argumentuojame, kad yra svarbu atsiminti šiuos dalykus. Ir svarbu, kad apie tai būtų kalbama būtent šioje istorinio teisingumo plotmėje, naudojant būtent tą naują tarptautinę moralę, ar ne, ir kad yra svarbu, kad tai būtų siejama su restitucija, ar ne? Nes iš tiesų Lietuvos atveju buvo labai didelis įsitraukimas, bent kaip rodo istorikų tyrimai, mūsų paties galbūt pradinis tyrimas, iš tiesų buvo įsitraukimas labai didelis žmonių ir iš tiesų tai turėtų būti siejama su istorinio teisingumo atstatymu. Tai kol kas tiek apie tai, kaip yra susijęs tas mūsų projektas su praeitą paskaitą ir dabar mes galbūt pradėsime kalbėti šiek tiek apie smurtą, materialinį smurtą holokausto metu ir būtent apie daiktus. Tai šiek tiek labai trumpai apie materialinį smurtą holokausto metu Lietuvoje. Labai reikia pasakyti, kad tai nebuvo kažkoks išskirtinai lietuviškas dalykas. Kai mes dalyvavome
seminare JAV holokausto memorialo muziejuje. Ten buvo tikrai labai daug susirinkę mokslininkų, kurie šią temą tyrinėja skirtinguose atvejuose, skirtingose šalyse. Ir kaip matote, iš vienos frazės pasakytos Jano Groso, kad tai iš tiesų buvo toks kaip ir europinis fenomenas, labai paplitęs, ir tas plėšimas, grobimas, ta pagunda buvo užvaldžiusi visus socialinius sluoksnius. Ir tai atrodo, kiek, nors aišku, dar reikėtų atlikti daugiau tyrimų, panašų teiginį, panašią hipotezę galima iškelti ir apie Lietuvos atvejį. Ir labai svarbu tai paminėti, kadangi vėlgi tai rodo didelį įsitraukimo į holokaustą mastą. Žudymai, žinoma, yra labai baisi viena dalis, tačiau plėšimai, grobimai tai buvo integrali holokausto dalis. Na, kalbant apie Lietuvos atvejį, reikia paminėti, kad Lietuvos atveju tas išskirtinumas yra keletas okupacijų bangų. Galima kalbėti apie dvigubą okupaciją. Ne? Prisimename, kad sovietai nacionalizuoja gyventojų turtą 40 metais. Ir tai, žinoma, yra didelė trauminė patirtis, nuo jos nukenčia ne tik lietuviai, bet ir mažumos gyvenusios Lietuvoje, ypač žydai, taip pat tremtys 41 metų. Didelė dalis žydų, Lietuvos žydų yra ištremiami. Tai, žinoma, tai yra didelė trauminė patirtis ir po sovietų okupacijos seka kita okupacija, žinoma, tai yra vokiečių okupacija. Ir nors žydų turtas yra priskiriamas Reichui 41 metais, tačiau mūsų tyrimas rodo ir taip pat tai, žinoma, yra argumentuojama ir Dykmano, ir taip pat Sužiedėlio, kad buvo be galo didelis lietuvių įsitraukimas į valdymą ir didelę įtaką turėjo lietuvių administracija. Tai, žodžiu, norėtųsi pacituoti čia Dykmaną gal šiek tiek, kad Lietuvoje nuo 600 iki 900 vokiečių buvo atsakingi už 3 milijonų lietuvių kontrolę. Tai labai daug procesų vyko dėl vietinio įsitraukimo. Ir, žinoma, turtas buvo nusavinamas įvairiais būdais. Mes žiūrėjome į JAV holokausto memorialinio muziejaus surinktus interviu, Neringa papasako šiek tiek daugiau apie juos truputį. Ir liudija tie interviu, kad vagystės buvo dažna holokausto žudynių priežastis ir neatsiejama jų dalis. Jei vakarų Europoje žydai buvo apiplėšiami prieš trėmimus okupuotoje sovietų teritorijoje, taip pat ir Lietuvoje, grobimai buvo vykdomi getų formavimo metu ir taip pat žudynių vietose, kur žmonės įsitraukia į žydų grobimą ir plėšimą. Ir ką žinome apie Lietuvą, kad Lietuvoje grobstymas prasidėjo vos atvykus vokiečiams, rekvizicija, apiplėšimas, vagystės vyko getuose, tam tikros skirtose vietose, įvairiais laikotarpiais. Asmeninis turtas buvo paimtas atrenkant žmonės šaudimui, jų namuose buvo atliekamos kratos ir po paties šaudimo, ir netgi po nužudimo kūnai būdavo apieškojami, ieškant paslėptų vertybių. Ir net masinėse kapuose toliau buvo rengiami plėšimai. Ir taip pat, žinoma, kiti istorikai, kaip Valentinas Brandišauskas, kurie atliko archyvinius tyrimus, rodo, kad žydų turtas ir daiktai, kad ir buvo pasisavinimi pagal vokiečių taisyklės, tačiau buvo daug atsitiktinių plėšimų ir vagysčių. Ir kai kuriais atvejais turtas buvo registruojamas net po žudynių. Nors daug rekvizuoto turto buvo išsiųsta Vokietija, Lietuvos žydų turtas ir asmeniai daiktai taip pat atsidūrė žudynių ar talkininkų žudynių šeimose ir namuose. Ir žinoma, nors mes kalbam daugiausia savo tyrimę apie tuos smulkiuosius daiktus, tačiau reikia būtinai paminėti, kad lietuviai persikėlė į namus anksčiau priklaususiems jų kaimynams žydams. Ir žinoma, yra labai svarbu kalbėti apie plėšimus, grobimus, nes jie buvo daug labiau paplitę negu tiesioginis dalyvavimas holokauste žudymas. Ir tai, žinoma, mūsų argumentas, mūsų hipotezė yra, kad genocidas buvo ne tik žmogžudystė, bet ir intimi atėmimo bei užvaldymo patirtis. Tai dabar perduodu Neringai, kuri daugiau išsiplės šiek tiek, ką mes sužinojome, pasižiūrėję tuos interviu ir kitus tyrimus atliktus šią temą.
Tai dabar sekanti mūsų skaidrė yra apie pačius daiktus ir gilinantis į tuos interviu, kurie yra surinkti holokausto, JAV holokausto memorialinėme muziejuje su lietuviais, kurie konkrečiai matė ir liudijo, būdami, aišku, vaikai arba paaugliai. Tie interviu surinkti yra 98-2011 metais, kaip minėjau, Beržinio ir Žukauskaitės. Ir šituose interviu yra gyvi pasakojimai apie tai, ką tie vaikai ar paaugliai matė. Ir, ir labai dažnai, aišku, yra įdomus pats kontekstas, kaip jie tai matė. Tai dalis bėgo žiūrėti, nes buvo įdomu, pavyzdžiui, prie tų vietų, kur buvo šaudomi žydai, kiti žinojo kadangi tai jie gyveno kaiminystėje, buvo tokių atvejų, kai buvo paaugliai vežami, paimami pačių vokiečių padėti jiems tam tikrais atvejais. Na ir tai čia tokie keli epizodai iš to, kaip jie galėjo tą paliudyti, kaip jie matė patys. Ir aišku, visas tas žinojimas yra jau praėjus daug metų, jis yra persipynęs su galvojimu apie teisingumą, apie kurį Dovilė minėjo, ir aš trumpai tik tai paminėsiu, kad žmonių Lietuvos provincijoje, kaimeliuose ar miesteliuose teisingumas yra šiek tiek kitoks, negu mes jį matome tarptautinėje plotmėje. Jie dažnai kalba iš lokalios perspektyvos. Nebuvo nei vieno, buvo keli tokie interviu, kuriuose buvo sakoma, o tai ką tuo momentu reikėjo daryti. Tai buvo maždaug pragmatiškas sprendimas pasiimti tuos daiktus, nes juos būtų pasiėmę kažkas kitas. Tokių buvo tik tai keli interviu. Dauguma žmonių sakydavo, Dievas juos nubaus arba Dievas juos nubaudė. Tie, kurie grobė tuos daiktus ar kurie pasisavino ar galų gale nusipirko netgi aukcionuose, buvo sakoma, kad jie susirgo arba jų vaikams kas nors atsitiko arba žuvo avarijoje. Ta prasme, yra toks vidinis gilus suvokimas, kad tai moraliai nepriimtina, ir kartu mes suvokiame tą nepriimtinumo, atmetimo, tai, kas vyko provincijoje holokausto metu, būtent tie plėšimai, kaip bandymą atstatyti tą bendruomenę ir bendruomenės moralę. Tie, kurie nesiremė krikščioniškais argumentais, jie sakydavo, kad likimas juos nubaudė ir jiems vienaip ar kitaip kažkas tai blogai atsitiko. Dar aišku, kadangi buvo sovietinis teisingumas, kurio buvo žydšaudžiai siunčiami į Sibirą arba tiesiog jiems atliekama, jie nuteisiami mirties bausme, tai ir tais atvejais buvo sakoma, kad teisingumas buvo pasiektas. Kokie buvo daiktų, žydų daiktų nusavinimo etapai? Iš tų interviu mes matome, ir Dovilė šiek tiek užsiminė, kad pirmiausia yra atėjus vokiečiams, tai yra namų nusavinimas ir plėšimai. Tuo metu, kai žydai buvo priversti persikelti į getus ar izoliavimo punktus. Ir čia yra labai vėlgi tokios gyvos istorijos apie tai, kaip, pavyzdžiui, matė elementorių padėtą ant palangės, langai buvo atidaryti, užuolaidos plevėsavo, ir mergaitė, kuri žinojo, kieno čia tas elementorius, eidama pro tą namą, kai jau buvo išvežti į getą, nedrįso pasiimti to elementoriaus, nors jai labai jo reikėjo, ir paskui matė, kad kažkas kitas pasiėmė. Buvo kitas etapas, tai drabužių ir vertybių vagystės pačiose žudynių vietose. Tai čia vėlgi galima kalbėti labai daug, bet buvo žydams liepiama nusirengti. Yra JAV holokausto muziejuje nuotraukos netgi, kur jie yra nurengti nuogai. Dažnai minima, kad iki apatinių
Ir šitie daiktai buvo tikrinami, jie buvo rūšiuojami. Po jų netgi yra liudijimų, kad buvo švenčiama ir dalinamasi ir dovanojami jie žmonoms ar merginoms. Tai tuo būdu įtraukiama ir kita lytis į šitą visą materialinį smurtą. Kitas, na ir tie auksiniai dantis, turbūt esate girdėję pasakojimus apie tai, jie buvo irgi žudynių vietose išimami. Organizuotas arba chaotiškas turto perskirstimas. Taigi po to, kai žudymai buvo įvykdyti, vyko labai dažnai aukcionai. Jie buvo valdžios sankcionuoti, dažniausiai vykdomi vietinės administracijos ir tenai buvo perskirstoma parduodami daiktai ir čia tarsi toks yra legalizavimas to turto. Žmonės dažnai sako, aš negalėjau, aš ten net nejau, arba aš mačiau iš tolo, kaip jie plėšėsi, kaip jie rėkė, kaip jie norėjo gauti tą turtą. Čia dar verta būtų paminėti, kad tiems, kurie vykdė nužudymus, kurie dalyvavo tiesiogiai, jiems atitekdavo geriausi daiktai kaip užmokestis, o paskui žmonėm jau parduodavo tai, kas likdavo. Na ir paskutinis toks yra etapas. Žydai duodavo pasaugoti daiktus kitiems lietuviams ir tai yra paliudijimų, kad kai jie sugrįžo, nedaug tokių paliudijimų, vienetai, bet jie buvo nužudyti dėl to, kad buvo siekiama pasisavinti jų turtą. Tokių atvejų Lenkijoje, pavyzdžiui, yra daug daugiau ir apie tai yra rašyta, Lietuvoje yra vienas kitas, tiek, kiek mes galime suprasti iš interviu. Na ir kaip jie įgyjami tie daiktai. Tai būtent plėšimai, ar ne, kai žydai išvežami į getus, ar jeigu ten yra uždaromi tie namai ar neuždaromi, į juos įsiveržiama ir išsinešami tie daiktai. Buvo tokių liudijimų buvo daug. Kaip užmokestis už dalyvavimą žudynėse arba kitose ten, ar kast tuos duobes, jeigu reikėdavo, arba gete kažkaip aukcionai, kaip jau minėjau, saugojimo būdu mainai. Getuose žydai bandydavo išsimainyti daiktus į maistą ir tai yra vėl vienas būdas, kaip tie daiktai patekdavo į lietuvių namus. Ir buvo taip pat skiriami valdžios, pavyzdžiui, yra paliudijimų, kad partizanai sugrįžę iš miško, jiems valdžia duodavo dėl to, kad jie neteko galbūt namų, ar kažkam buvo, pavyzdžiui, neturtingiams sudegė namai, tai valdžia skirdavo žydų namus. Na, kodėl tas žydų turto pasisavinimas yra susijęs su holokaustu? Tai, na, turbūt čia gal net ir neverta to klausimo kelt, jisai ir labai aiškus iš mūsų pasakojimo, bet kodėl tai būtent su pačiu genocidu, nes jis padaro turto atėmimas ir ne tik ta simbolinė moralinė vertė, bet ir ekonominė vertė. Ir žydai, kurie netekdavo to turto, jie būdavo daug labiau pažeidžiami. Ir sąlygos yra studijos patvirtinančios, kad sąlygos jiems išgyventi buvo daug mažesnės tuo atveju, kai jie nebeturėjo jokių pajamų, jokių daiktų arba tik tai dalį jų. Na ir tai, žinoma, yra begalinė trauma, netekti savo namų, netekti savo daiktų. Ir čia vėlgi reiktų labai daug pasakoti, prisimenant tuos konkrečius atvejus. Net dabar kalbėdama prisiminiau Kanovičiaus romaną, kur siuvėjas žydas prieš išeidamas, prieš būdamas paimamas į getą, norėjo pastovėti prie savo siuvimo mašinos. Tai tas daiktas susieja tave su visu tavo gyvenimu, su identitetu, su bendruomenė.
Ir jūs turbūt patys iš savo gyvenimo galit suprasti, kaip tai yra svarbu ir jeigu kažkas yra likę iš močiučių ar senelių namai, galų gale jų, jeigu yra likę, tai yra svarbi mūsų gyvenimo dalis, o žydų atveju netgi tų, kurie išliko, dauguma jų neteko beveik nieko. Na ir kas yra labai įdomu, žiūriu į laiką, tai yra artimumas ir artimumo santykis su materialiniu smurtu. Norėčiau tiesiog daug kalbėti, čia negaliu, bet norėčiau tik jūsų atkreipti dėmesį, kad mes kalbame dažnai apie žmonės, kurie vieni kitus pažinojo ir galėjo net būti kaimynai. Ir literatūroje, sociologinėje literatūroje iš esmės yra tas patvirtinimas, kad kaimynas kaimyno nežudė, nors buvo žinoma ir tokių atvejų. Mes žinome ir kai vienos šeimos nariai žudė vienas kitą iš istorijos. Tačiau iš esmės tokios bendros taisyklės artimumas nelemia to, kad tu norėtum savo kaimyno daiktų, ar ne, tu plėštum būtent iš kaimyno. Tačiau tas artimumas buvo visur. Dažnai tai buvo žinomi žmonės, dažnai buvo paimama labai intimus daiktai, aš minėjau elementorių, bet įsivaizduokit užsidėti suknelę ar ne ir eiti į bažnyčią ir tave kiti atpažįsta, kad tai čia tokios ir tokios žydės suknelė ar batelius ar paltą, miegoti ant pagalvių ir galų gale viename paliudijime Sauliaus Beržinio užrašytame yra moteris, kuri parodo net dantį, auksinį dantį, kurį ji nusipirko ir įsidėjo. Ir po daugelio metų tas dantis tebėra čia. Ir toks jausmas, kad jinai nejaučia jokio to moralinės tokio, nežinau, netikrumo dėl viso to, ką jis sako. Dovilė, dabar perduodu tau. Taip, tai dabar, žinoma, šiek tiek trumpiau mes norėtume trupučiuką pakalbėti apie, kas atsitiko iškart po holokausto ir kokia buvo ta politika. Sovietmečiui, žinoma, reikia padėti būtinai klaustuką, nes dabar yra naujų tyrimų, kaip ir Violetos Davoliūtės, taip pat ir Mildos Jakulytės, Vasil, Neringos Latvytės, kuriuose ryškėja, kad iš tiesų sovietmečių buvo vykdomos komemoracijos, buvo prisimenami žydai nužudyti holokausto metu, buvo filmai, kad nebuvo visiškos užmaršties. Nors, žinoma, ta oficiali retorika sovietmečių, tai buvo kalbama apie nacių smurtą kaip ir prieš visus sovietinius piliečius. Ir visgi, žiūrint bent jau oficialią retoriką, holokaustas tikrai nebuvo išskiriamas kaip žydų tautos genocidas. Na, tie, kur galbūt šiek tiek vyresni žmonės, mes prisimename tą oficialią retoriką apie tautų solidarumą, draugystę ir tai, kad naciai vykdė nusikaltimus prieš taikius sovietinius gyventojus, ar nebuvo paplitęs toks diskursas. Tačiau nepaisant to diskurso, iš tiesų buvo daug antisemitizmo, tiek buitinio antisemitizmo, tiek oficialaus antisemitizmo. Žinoma, be abejo, jis sustiprėjo po 6 dienų karo Izraelyje 67 metais. Ir tai irgi trukdė tos trauminės patirties įsisavinimui ir atminimui. Na, atrodo, čia vėlgi kalbame galbūt apie Mildos Jakulytės Vasil tyrimus, taip pat Neringos Latvytės tyrimus, kad Lietuvoje kaip ir buvo daugiau atvirumo holokausto įamžinimui, būdavo, žodžiu, renginiai Paneriuose, 9 forte, taip pat, pasak Jakulytės Vasil, buvo netgi ir paminklai, kuriuose buvo paminėti keli atvejai, labai reti atvejai, tačiau kuriuose buvo paminėti žydai. Tai čia, žinoma, dar reikėtų daugiau pasigilinti į šią temą, bet vėlgi argumentuojame, kad ta užmarštis buvo tokia reliatyvi. Buvo atvejų, kai buvo prisimenami
prisimenami visi nusikaltimai ir žinoma, jie išliko žmonių atmintyje. Na, žinoma, buvo šiek tiek laisvės, net ir sovietmečių. Tai žinome, kad buvo Lietuvos, pavyzdžiui, žydų rašytojams leidžiama pasisakyti ir buvo žydų saviveikla. Tai tokios kaip ir laisvės žiburėliai, tačiau visgi mes argumentuojame savo projekte, kad apie istorinį teisingumą kaip po tokį, prisimenant plėšimus, grobimus, prisimenant žudynės, visgi reikia kalbėti tik nepriklausomos Lietuvos atveju. Dovilė, tavo vėl. Na ir šiek tiek įžvalgų iš interviu. Tai mes darėme interviu ir su bendruomenių lyderiais, ir taip pat su paprastais bendruomenių nariais. Mėginome, kad būtų kuo platesnis žmonių ratas įtrauktas į apklausą. Ir kas svarbu yra, kad iš tų interviu susidaro kaip ir hipotezė, kad galbūt nepriklausomoje Lietuvoje visgi vyko tokie svarbus pasikeitimai. Tai yra iš interviu su Faina Kuklianski. Čia dar buvo žinoma prieš visus tarptautinius įvykius, kad Lietuvoje antisemitu būti nemadinga. Ir ji tai paminėjo, kalbėdama apie Lietuvos nuosprendį 22 metais, dar kartą pamėginti atstatyti teisingumą per restituciją. Tačiau tikrai buvo kalbama apie restitucijos politikos ribas, nes Lietuvai vis dar nepavyksta atstatyti teisingos istorinės atminties, vis dar yra garbinami vadinamieji, kabutėse, tautos didvyriai, kurie visgi buvo įsitraukę į holokaustą. Ir tai iš tiesų matosi ir iš kitų respondentų, kad nors ir yra kažkokie žingsniai daromi, tačiau iš tiesų dar nėra tos tikrosios drąsiosios istorinės atminties, kuriuose būtų prisimenami tie visi plėšimai, apie kuriuos kalbėjo Neringa, ir istorinė atmintis, teisinga istorinė atmintis, atvira istorinė atmintis tebėra siekiamybė. Na ir žinoma, komplikuoja dalykus tai, kad kalbėdamos su respondentais mes supratome, kad iš tiesų tebėra skirtingos atmintys apie Antrąjį pasaulinį karą ir holokaustą, kaip pavyzdžiui 16 divizija, kurią iš tiesų sunku integruoti į tą oficialų Lietuvos atminties režimą. Tai žodžiu, situacija yra tokia sudėtinga, yra daugelis sluoksnių jai analizuoti ir iš tiesų lieka padaryti dar daug darbo tam, kad įtrauktumėm į oficialų atminties režimą tuos dalykus, apie kuriuos kalbėjo Neringa. Na ir mūsų kelios paskutinės skaidrės, tai būtent jos labai svarbios, tai yra pačių Lietuvos žydų prisiminimai apie holokaustą ir tuos plėšimus. Tai mes pateiksime jums dabar išvadas iš tų interviu ir kelis pavyzdžius. Tai būtent dauguma sutinka, kad daiktai ir nuosavybė yra neatsiejama holokausto dalis. Ir apie holokaustą dauguma kalbėjo, kaip būtent jų bendruomenės, jų šeimos ir jų pačių tapatybės dalį. Buvo keli žmonės, kurie nesiejo savęs su holokaustu, bet mes teigiame, jog holokaustas apskritai iš duomenų yra jungianti daugumą žydų atmintis, su kuria jie įvairiai siejasi per šeimos ar artimųjų žmonių istorijas. Tai, kas yra išlikę. Čia vėlgi aš jau minėjau, kad daugumai neliko nieko, vienam kitam liko namai. Tuos daiktus, kurie čia reiktų net pagalvoti, kad net neliko ir nuotraukų daugeliu atveju. Nuotraukas dažnai minėjo, mes gavome iš savo giminaičių, kurie emigravo, pavyzdžiui, į Ameriką. Jie atsiuntė ir tokiu būdu išliko taip kelios nuotraukos. Tai nuotraukos ar kokia maldaknygė ar koks nors vienas daiktelis yra paprastai daugeliu atveju viskas, ką žmonės išsaugojo. Buvo labai dažnai kalbama apie tą sugrįžimo skausmą. Seneliui buvo skaudu gyventi mieste,
mieste, kur buvo jis viską praradęs ir praeiti pro tuos savo namus, į kuriuos jisai negalėjo sugrįžti. Kai grįžo, namų buvo nebelikę žydams arba jie buvo užimti. Išliko vienintelė nuotrauka čia iš kito interviu, nes kažkas iš senelės brolių išvažiavo į Ameriką ir jis turėjo šeimos nuotrauką. Tėvas 5-6 metų. Nuotrauka yra 9-ame forte. Pats mažiausias apatinėje eilėje yra mano tėvas. Restitucija, jų nuomonės apie restituciją ir apie istorinio teisingumo atkūrimą, jie teigia, dauguma teigia, kad restitucija neatstatys to, kas prarasta. Žinoma, čia reikia paminėti tai, kad žmonių nesugrąžinsi ir tokiu būdu restitucija, bet kuriuo atveju jinai yra tik tai simbolinė, yra gražus žingsnis, dauguma pripažįsta Lietuvos žydų, kad tai yra svarbus žingsnis. Ir jie už restituciją, keli paminėjo, kad galbūt čia atsiras visokių priešpriešų dėl to perdalijimo restitucijos skirtų lėšų, bet dauguma pritarė ir žinoma pamini, kad žmonių nesugrąžinsi. Vienas iš pasakymų buvo, jog tai kraujo pinigai, jog yra labai svarbu galvoti, kaip mes tuos pinigus panaudosime, nes jie yra labai svarbus. Kiti pamastymai šitame kontekste, ką dar turėtų įtraukti restitucija. Tai ne tik apie pinigus, bet ir kažkokį simbolinį tos skolos sugrąžinimą. Ir žmonės sako, ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, ir aš norėčiau, kad žmonės, kurie dabar dalyvauja paskaitoj, tą atsimintų. Vienas iš tokių pagrindinių minčių išplaukiančių iš tų interviu yra tai, kad mes esam Lietuvos visuomenės dalis ir mes norėtumėm jaustis pilnaverčiais piliečiais. Ir va tuose interviu, kalbant apie holokaustą, dažnai iškildavo tas toks marginalizacijos dabar pajutimas. Tai tie pasakymai, aš tiesiog svajočiau apie tai, kad visuomenė taptų jautresnė, jie yra labai svarbus. Man visada skaudus perskirstimas, mes jūsų istorija, jūsų netektis. Tai nėra mūsų renginys kaip žydų bendruomenės. Čia buvo konkrečiai kalbama apie renginį 9-ame forte, skirtą holokaustui. Tai yra Lietuvos istorija. Mane žeidžia tie parašymai, kad tie žydai kiek padarė blogo, o kad jie statė Lietuvą, kad padarė tiek daug, tas yra dažnai užmirštama. Ir aš paklausiau vieno žmogaus, kas jums yra Lietuva, ir tai buvo, žinoma, klausimas toks tarsi, kodėl iš viso tu to klausi. Ir atsakymas, žinoma, buvo to, ko aš ir tikėjausi, aš priklausau Lietuvai visais įmanomais būdais. Tai man tas atsakymas vėlgi yra labai svarbus, bandant suprasti tą visą problematiką. Tai va, ir paskutinis, kad apskritai priimtų žydus kaip lygiaverčius piliečius ir kad nustotų galvoti visokias nesąmonės. Tai čia tiesiog iliustracija to, ką aš minėjau. Na ir išvados, materialus smurtas neatsiejama holokausto dalis. Čia norėtumėm vėlgi paminėti, jog dažnai kalbama, kad žmonės provincijoje jie tiesiog nedalyvavo, nes jie nežudė. Tačiau jeigu mes laikome materialų smurto neatsiejama holokausto dalimi, jie nebuvo pasyvūs stebėtojai, jeigu jie nešiojo tas sukneles, ar ne? Ir minėjau, jog įtraukė ir moteris, plėšimo grobis, suknelės, papuošalai, juostelės dažnai būdavo perduodamos moterims. Ir Dovilė, aš nežinau, ar man pabaigt, ar tu norėtum, gal tu pabaig, ar man pabaig? Tai manau, kad gal greit pabaigti jau čia. Tai santykis žydų palikuonių su holokausto nuosavybė ir daiktais yra
ir socialinės, ne tik ekonominės marginalizacijos ir integracijos klausimas. Ekonominiai aspektai turi koegzistuoti su integracija į visuomenę. Ta prasme, restitucija, grąžinimas turto turi egzistuoti su holokausto pripažinimu ir teisinga atminties politika, kuri nėra tokia paprasta, kaip Dovilė minėjo, bet turime to siekti. Susitaikymas ir integracija šiek tiek plačiau, tai būtų žydų istorijos pripažinimas, istorinio teisingumo samprato pripažinimas, kova prieš antisemitizmą ir žmogiškojo orumo atstatymas, taip pat švietimas apie tai, kas įvyko. Tai labai visiems ačiū, aš tuomet išjungiu mūsų skaidres ir tada lauksime klausimų, pasisakymų. Labai dėkoju abiem. Paskaita tęsiasi ir norėčiau užleisti vietą klausimams arba komentarams. Turim dar 14 minučių, tai galbūt keldami ranką galėsite įsijungti mikrofonus. Prašom. Galima paklausti dėl to nekilnojamo turto, nes aš gyvenu Kaišiadorių rajone ir, sakykime, Žasliai, Žiežmariai, Kaišiadoryse pačiuose, tengi yra krūva namų tų žydiškų pagal statybą, aš jau atpažįstu, kaip jie visi pateko, tengi dabar lietuviai gyvena, koks tas buvo bendras dažniausias mechanizmas. Tai čia reikėtų eiti ir žiūrėti į archyvus. Mes konkrečiai kiekvieno miestelio nežinome atvejo, kaip jie pateko žydams, perėmė lietuviams. Kaip minėjau, tie bendri mechanizmai buvo, kad dalis iš tų, kadangi mes remiamės atsiminimais, tai būdavo duodamas kaip užmokestis, ar ne, žmonės, kurie neteko namų, tenai būdavo apgyvendinami, žmonės, kurie buvo administracijoje, pereidavo, bet konkrečiai negaliu pasakyti kiekvienu atveju. Violeta kelia ranką, jeigu prašom. Nežinau, ar mane girdite, tik dažnai stringa. Girdim. Ar girdisi? Girdisi. Girdisi. Tai prie to paties, prie nuosavybės. Bet o sovietinė valdžia kažkaip jokių nuosavybės perdavimo dokumentų nėra išlikę. Juk vis tiek kažkaip fiksuodavo, kam tas namas atitenka, kas ten jame gyvena. Ar tokių dokumentų nėra? Prie to paties klausimo, kolegės. Na tai čia aš galiu pasakyti keletą žodžių, mes nesam istorikės, Neringa galbūt šiek tiek daugiau istorijos pusę linkusi, tačiau teko matyti JAV holokausto muziejuje išlikusių dokumentų rinkinių. Aš jų pati nežiūrėjau, bet žinau, kad tokie yra, būtent iš sovietmečio, kai sovietai atėjo į Lietuvą, jie būtent atrodo, kad sudokumentavo tuos iš visus namus ir išlikusius šiek tiek daiktus, ar ne, ir tada vyko tų daiktų perskirstimas. Tai tokie dalykai buvo daromi ir yra tie dokumentai, bet, kaip minėjau, aš nenorėčiau plėstis, nes iš tiesų aš pati tų dokumentų nesu mačiusi. Tai, bet, žinoma, vyko perskirstimas būtent sovietų laikais. Aš nežinau, Neringa norėtų gal kažką papildyti, bet čia tokios, tai toks abstraktus atsakymas. O nėra jokių istorikų tyrimų šią temą, Lietuvos istorikų? Gal ką nors žinot?
Taip, tai yra, žodžiu, tyrimai apie daiktus, apie nuosavybę, tai yra Valentino Brandišausko tyrimai yra, mes žiūrėjom juos. Taip pat yra ir, kaip minėjom, ta tema tokia sovietmečio, kaip buvo prisimenamas holokaustas, ne tiek apie daiktus, bet kaip buvo prisimenamas holokaustas. Tai Neringos Latvytės yra tyrimas apie tai, apie holokausto vietas, Zigmo Vitkaus yra apie holokausto vietas. Na ir man atrodo, iš Istorijos instituto dar yra Rukšėno tyrimai irgi šią temą, būtent apie daiktus ir apie nuosavybę holokausto temomis. Bet tas pats būtent sovietmetis, ar ne, kas atsitiko žydų daiktams sovietmečiu, tai čia, manau, nemažai galima rasti iš būtent ir mes kiek žiūrėjome Saulio Beržinio interviu, nes žmonės tada buvo tie interviu daryti 98 metais ir jie kalba apie, daugiausiai žinoma, kalba apie holokausto periodą, bet pamini ir daiktų likimus. Ačiū. Dar Sauliaus Sužiedėlio yra didžiulė knyga, Teisingai. neseniai išleista ir tenai irgi apie skirtingas teritorijas kalba, kas vyko. Norėčiau paklausti, sveiki, buvo nuskambėjusi frazė, kad 9 fortas organizavo renginį ir buvo pasakyta pozicija, kad šis renginys ne mums. Gal galite paplėtoti daugiau, kodėl tokia pozicija buvo, kokį naratyvą reikia rinktis ir kodėl tuo atveju buvo susiformavusi pozicija tokia? Čia nebuvo replika pačiam 9 fortui ar jo organizatorė, bet kažkas, nepasakiau konteksto, kažkas kalbėjo apie šį renginį su žydų bendruomenės atstovė ir sakė, aha, tai tam 9 forte yra jūsų renginiai. Tik dėl to, kad jisai yra holokausto renginys, buvo laikoma, kad tai yra žydų renginys, tai ne lietuvių renginys. Ta prasme, kiek man tenka suvokti ir matyti visas muziejaus ekspozicijas ir visą tą bendrą viešą diskursą, tebe egzistuoja tas skirstimas, kad čia žydų, ypač populiariame suvokime, čia žydų, o čia lietuvių istorija. Ir vat kaip tai pateikti, ar ne, ir manyčiau, kaip tik 9 forto ekspozicija, holokausto ekspozicija tą daro įspūdingai. Jie būtent kalba apie tai, kaip Lietuvos istorija per įvairias ekspozicijas. Ir, na, nežinau, ar mes turime dar Dovilės Šeduvos muziejui buvai, gali galbūt pakomentuoti, bet man Kauno 9 forto muziejaus holokausto ekspozicija yra viena iš tokių išsiskiriančių ir bandančių apjungti tiek Lietuvos, tiek lietuvių, tiek žydų istorijas. Ir vienas iš tų būdų, kaip, yra būtent per Ukrainos prizmę. Ir čia toks yra irgi netikėtas ėjimas, kad norėdami suprasti, kas vyksta Ukrainoje ir kas gali atsitikti mums, žiūrėkime į holokaustą. Tai va per tokį netikėtą rakursą holokaustas tampa mūsų kaip lietuvių, ta prasme tie, kurie yra lietuviai, bet tai yra, žinoma, bendra Lietuvos istorija. Ačiū, nes truputėlį neaišku buvo būtent tas sakinys, tiesiog norėjau pasitikslinti. Žinoma, čia nieko su muziejumi bendro neturi. Norėčiau dar tik pridėti, kad iš tiesų yra labai svarbu, man atrodo, ne vienam interviu buvo, ir man atrodo, ir čia ir ką Neringa minėjo, buvo ne kartą išreikšta ta mintis, kad yra noras, ypatingai žydų bendruomenės narių, kad būtent būtų ta istorija laikoma holokaustas, ne tik žydų, ar ne? Na, ir dėja, neretai, kai būna vykdomi renginiai, tarkim, ar lietuvių išeivijos tenka dalyvauti renginiuose, na, tai čia mes lietuviai turim savo istoriją ir iš tiesų būtina priminti, kad ta istorija įtrauktų ir holokaustą, ir trauktų ir tas vietas, kurios yra siejamos su holokaustu, ir ne tik su holokaustu, bet ir su visa žydų istorija, kad būtų bendrystė. Na, Neringa paminėjo
tą Štetlo muziejų, tai manau, kad ten iš tiesų yra gan sėkmingai įtraukiama įvairios bendruomenės, įtraukiamas į pasakojimą būtent per tą lokalią prizę, per lokalę, per Šeduvą, kad čia gyvena, žodžiu, įvairių žmonės, kad buvo tokia tragiška istorija ir ta tragiška istorija ir dalyvavimas, lietuvių įsitraukimas holokauste būtent yra papasakojamas per lokalę ir dėl to, manau, tas muziejus yra paveikus ir iš tiesų galbūt padaro tai, ką taip sunku padaryti, tai būtent sukurti tą pasakojimą, kaip čia yra Lietuvos, tokia integrali Lietuvos istorijos dalis. Aš atsiprašau, nemoku aš rankos padaryti, kad pakelti, aš čia taip naglai lendu. Bet ar jūs negalvojat, kad čia kelis kartus buvo tokia frazė pavartota teisinga istorinė atmintis, bet ar istorinė atmintis, ją juk kuria istorinę atmintį kas? Tos valdančios grupės, kurios vyraujančios tos visuomenės grupės, ar ne? Ir jeigu nėra tos atspindinčios tą tikrą istoriją, tos atminties, tai vadinasi, galim klausti, kas tada galvoja toms grupėms, kodėl jos to nedaro. Ir Lietuvoje tas nėra daroma. Ir tie žydai, jie tokie ir lieka, kad jie yra jie, mes esame mes ir Kasparai. Ir kodėl. Ir sakau, čia reiktų galbūt kalbėti apie tą atminties, ne apie istorinę atmintį, bet apie atminties politiką, kodėl jinai yra tokia ir kaip ją reikėtų formuoti. Ir galbūt jeigu valdančioji grupė, pavyzdžiui, ta konservatoriška, ypač dabar jinai labai vyrauja su savo tais partizaniškais diskursais, galbūt, tokia, ką jūs darot ir ką žydų bendruomenė daro, čia tos tokios, ta alternatyva kažkaip tai, tą kitą, tą istorinę atmintį, tą atminties politiką, kažkaip bandyti integruoti, eiti per, gerai sakot, per švietimą, per dar kažką, kad nevyrautų tas toksai atskiriantis diskursas, ta tokia istorija tokia, kad čia mes savo lentynoj su Vytautu Didžiuoju ir ten partizanais, o ten jūs kažkur su holokaustu, ten akmuo, kaip Kaišiadorių rajone Strošiūnuose padėtas ten. Ir tai kažkaip sujungti, apjungti. Ir nežinau, tikriausiai čia turėtų būti ta kažkokia, ta pastanga, jinai yra keisti tą atminties politiką, bet net nežinau, aš, pavyzdžiui, visiškai neįtakinga, bet kažkaip, nežinau, ten istorikai kažkas turėtų veikiausiai dėti tas tokias bendras pastangas, kad tą politiką keisti. Čia toks mano pamąstymas. Dovilė, gal? Šiaip aš tik tai trumpai galiu pasakyti, kad ta prasme tas keitimas jisai ir vyksta visą laiką. Ir valstybės lygmenį, ir bendruomenių lygmenį, ir vadovėliai kuriami, vis tiek jau holokaustas yra įtraukiamas. Aišku, žinoma, to nepakanka, bet nežinau, kaip tą pamatuoti. Pamatuoti turbūt galima būtų, kai taip, jeigu žmonės nesijaustų marginalizuoti. Čia yra labai svarbus tas aspektas, ar ne, kuris pasako, kaip jie jaučiasi visuomenėje. Ir jeigu yra tas, ir koks nors ten Žemaitaitis, ar ne, kur gauna 10%. Ir su antisemitiniais, ir tai nėra toks pasisakymas, už kurį žmonės iš karto jį atmestų, tai yra irgi labai svarbus ženklas. Tai aš sutinku, bet kaip tą padaryti, tai čia yra labai, labai sudėtingas klausimas, tik tai aš nenorėčiau taip mąstyti, kad niekas nedaroma, daug kas yra daroma, tik tai turbūt dar reikia daugiau prie to dirbti. Ne, jūs teisi, yra daroma, teisingai daroma lygiai taip pat, bet savo laiku, kaip aš esu pastebėjus, kad, pavyzdžiui, lygiai kaip istorija atmintis istorikų, ar ne, darbuose, istorinėme diskurse, ten jau jiem viskas aišku, viskas tarsi
Bet tas, kas yra, vat, kaip jūs sakėt, populiariajam diskursė, tai yra kaip kitas pasaulis. Ten jie net supratimo neturi, apie ką tie istorikai kalba. Ir kažkaip kaip tai sujungti. Tai vat, čia yra sudėtinga. Ir aš, vat, anasik irgi buvau savo trigrašį įterpus, kad irgi, vat, kai Šedoryse, pavyzdžiui, ten aikštėje, kur ta pagrindinis žydų gyvenimas vyko, ten yra įvairūs paminėti tie atminties dalykai, ne? Apie žydus nei žodžio, nekriukt. Ir tai vat kaip tie vietiniai, vat būtent, nu, jie net ir nesužinos, nu, ir nežinos, ir jam nerūpi, ir neįdomu. Tai vat vis dėlto kažkaip, nežinau, tos ženklus, kažkokius tos renginius, kažkokius juos reikia daryti. Ir vat kai daro, tai yra labai didelis dalykas ir labai jums dėkui už tą sklaidą, tikrai. Tai ačiū Jums. Aš irgi nemoku įjungti, bet noriu paoponuoti. Aš esu iš Elektrėnų ir aš matau labai didelį proveržį ir Žiežmarių sinagogos įveiklinimas. Ir vat Aurelijus iš Kaišiadorių turizmo informacijos centro dviračių žygį rugsėjo 23-osios pagerbimo ir paminėjimo daro. Aš manau tiesiog ir vat ekskursijose jis tikrai liečia ir tas klausimas ir vat edukacijos 9 forte ir Gaono muziejui tapatybės, konkrečiai iš mūsų mokyklos buvo ir pabėgimo ekskursijoje 9 forte. Mokytojam renginys buvo nu, tikrai puikus, reiškia, kai visas edukacijas pristatinėjo ir, reiškia, mes vieni buvom prokuroras, rodė dokumentinių filmų kadrus ir, vat, reiškia, mokiniai, nu, mes buvom kaip mokiniai ir mes, vat, turėjom spręsti tuos, kurie dalyvavo žydų šaudime, bet tai nu, labai paveiku, kada tu ten nu, dalyvauji kaip dalyvis, kaip reiškia, tai aš manau, kad tikrai labai daug daroma, tik aišku, nu, tas antisemitizmas yra jau nuo seniausių laikų, tai nu, jeigu kas nors žinotų, kaip tą reiškia antisemitizmą sumažinti arba panaikinti, tai jau senai tas būtų padaryta. Nu ir čia tas susiskaldimas, kieno tu pusėje stovėjai. Ar tu, vat, nu, nežinau, ar matėt, iš karto pasipila komentarai po renginio, tai vat, o ką jie darė, o kaip jie darė, tai va čia tiesiog, nu, manau, nei valdžia niekas negali padaryti. Tai čia tiesiog, jeigu bent mes kiekvienas domėsimės, mokiniam pasakosim, vešim, rodysim, tai vat, jau mokiniai gal ir užaugs ne antisemitais. Tai iš valstybės, manau, yra pakankamai dėmesio, čia dar ir nuo mūsų priklauso. Na, man atrodo, reiktų tikrai pabrėžti, kad švietimo įtaka yra labai labai didelė šiuo atveju ir žinoma, aišku, yra holokausto švietimas privalomas, tačiau manau, kad tikrai yra galima padaryti dar daug daugiau ir valstybė galėtų padaryti dar daug daugiau, nors yra ir restitucijos daromas, dvi bangos buvo, nors yra švietimas privalomas. Tačiau, žinant, koks buvo tragedijos mastas ir iš tiesų, kiek dar yra pasipriešinimo tam žinojimui, manau, kad iš tiesų dar yra ką veikti. Ir yra labai svarbu čia kalbant apie, žodžiu, tą populiariąją atmintį ar valstybės politiką, valstybės atminties politiką, yra labai svarbu, kokią valstybė politiką pasirenka. Ir yra svarbu, manau, visiems tiems, kaip mes, kurie esam pilietiniai visuomeniai, neleisti niekam iškraipyti istorinių faktų ir kalbėti būtent ir apie pačius didžiausius skaudulius. Dėkoju dar kartą visiems taip gausiai diskutavusiem ir uždavusiem klausimus. Žiūriu į laikrodį, norim būti padorus jūsų darbo ir asmeninio laiko atžvilgių. Tai su tuo ir atsisveikinam šiandieną, anonsuodama, kad 3. virtuali paskaita vyks jau rugsėjo mėnesį. Leisim savo ir kitiem šiek tiek pasimėgauti likusiais vasaros mėnesiais.
ir aš pati jūs visus informuosiu toliau, sekite mūsų tinklus ir tikriausiai, kai bus anonsuojami svarbesni renginiai, gausite iš Lietuvos žydų bendruomenės laišką. Ačiū dar kartą profesoriai Budrytei, profesoriai Klumbytei ir linkiu geros ir turiningos vasaros. Ačiū Ačiū visiems. Jums.